Kėdainiuose vyko Vidaus reikalų ministerijos inicijuoti mokymai vietos plėtros strategijų 2021-2027 metams rengimas ir vertinimas, kurių metu buvo pristatyta aktualiausia informacija apie taisyklių reikalavimus ir pasikeitimus, apžvelgtos svarbiausios finansavimo kryptys bei įvertinti bendruomenių lūkesčiai. Visų pirma, gera žinia yra ta, kad šiame finansavimo laikotarpyje lėšų ES skiria daugiau negu 2014-2020 metais. Jeigu buvome gavę apie 25 milijonus vietos veiklos grupių strategijoms įgyvendinti, tai šiame finansavimo laikotarpyje yra arti 50 milijonų eurų, tai yra dvigubai didesnė suma. Dar viena naujovė yra ta, kad šiame finansavimo laikotarpyje galima bus įgyvendinti socialinio verslo iniciatyvas. Tai yra jau kietosios investicijos ir finansuojamas socialinio verslo darbo vietų įkūrimas. O šiaip lieka vis tiek prioritetas socialinės atskirties mažinimas, bendruomenės įtraukimas į socialinių problemų sprendimą ir taip pat socialinis verslas, kaip minėjau. Kalbant apie Kėdainius, Kėdainių vietos veiklos grupė yra pakankamai stipri ir jau mes džiaugiamės jų įgyvendintą vietos plėtros strategiją 2014-2020 metais. Buvo finansavimo gavę apie 1 milijoną eurų ir iš tikrųjų įgyvendino apie 24 projektus. Tai ir laiku ataskaitas teikia, kas yra džiugu, ir pasiekia visus rodiklius. Ir dabar, kai turėsime artimiausiu metu renginį skirtą apdovanoti sėkmingiausiai įgyvendintus projektus, tai Kėdainių miesto vietos veiklos grupės strategijos vienas iš projektų yra nominuotas ir gaus nominaciją, tik dabar dar nenoriu sakyti kokią, bet jis bus tarp apdovanojimų. Tai rodo, kad yra ir stiprus projektas, ir įvertintas. O dabar, kas yra aktualu, tai kad visos vietos veiklos grupės galės gauti maksimaliai iki 1 milijono eurų strategijoms įgyvendinti. Mes nustatėme ribą, todėl kad norime, kad kuo daugiau vietos veiklos grupių įsitrauktų į šį procesą. Ne kad stipriausios būtų ar ne su didžiausiamis sumomis, bet kad kuo daugiau, nes norime, kad iki 51 strategijos, kad būtų skirtas finansavimas ir kad būtų įgyvendinti projektai. Tai va, ta riba yra iki 1 milijono eurų, o šiaip lieka dvi tos kryptis, kaip ir praeitame finansavimo laikotarpyje, tai socialinės atskirties mažinimas ir socialinis verslas. Miestų vietos veiklos grupių tinklo valdybos pirmininkė Vaida Šeižiai džiaugiasi, jog strategijas ruošiantiems specialistams ne tik išsakomi reikalavimai, bet ir įsiklausoma į jų nuomonę ir priimami bendri sprendimai. Dabar miesto bendruomenėm prasidėjo naujas etapas 21-27 metų, tai yra naujų miestų vietos plėtros strategijų rengimo etapas. Tai tikrai tikimės ir didesnio dėmesio iš miestų bendruomenių, kad ne tik, kad praeitame etape turėjom 38 miesto strategijas įgyvendinimas, dabar tikimės iki 50, kad vietos veiklos grupių suaktyvės ir pateiks strategijas, kurios pagerins miesto situaciją, socialinę integraciją į darbo rinką ir verslumo ir tuo pačiu pradėsim naują programą, tai yra socialinio verslo programa atsiras pas mum, kuomet bus kuriamas darbo vietos ir daromas teigiamas socialinis poveikis, sprendžiamos socialinės problemos, tai galim tik tai džiaugtis, kad net ir verslo atstovai prisidės prie socialinių problemų sprendimo, tai yra dviguba nauda miesto bendruomenėms. Tai turbūt daugumą investicijas pakreips į socialinės problemos sprendimą, nes žinom, kad ir pabėgėliai, ir migrantai, ir integracija ukrainiečių karo pabėgėlių, taipogi yra turbūt kiekvieną miestą palietusi problema, tai šias problemas tikrai daug nukreipsim lėšų iš Europos socialinio fondo plus, o kaip minėjau, socialinis verslas bus finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Tai kaip kurios miesto vietos veiklos grupės nuspręs, kiek darbo vietų kurti, tiek jau šitokią riziką ir prisimsim, nes, kaip minėjau, yra naujas etapas šitoje veikloje ir tai yra mūsų tikrai dideli išbandymai. Kodėl? Todėl, kad Lietuvoje socialinis verslas nėra dar reglamentuotas, yra socialinio verslo koncepcija tiktais, o įstatymiškai nėra bazės, į kurią mes galėtumėm atsiremti dabar bendradarbiaudami su Vidaus reikalų ministerija, kurdami teisės aktus. Iš tikrųjų labai džiaugiamės
džiaugiamės, kad su Vidaus reikalų ministerija turim glaudžius ryšius, kurdami teisės aktus, bendradarbiaujam ir labai tikrai yra atsižvelgiama į jau miestų vietos veiklos grupės, kurios turi patirtį, kurios jau įgyvendino miesto strategijas ir į mūsų praktinius patarimus. Į taisyklių rengimo pastabas yra labai stipriai atsižvelgiama ir glaudžiai bendradarbiaujama. Tai labai džiaugiamės to bendradarbiavimu. Kėdainių miesto vietos veiklos grupės vadovė Kristina Vainauskienė pakvietė visus miestiečius aktyviau domėtis naująją strategiją ir bendros veiklos perspektyvomis. Tyrėme vietos gyventojų poreikį, atlinkome apklausą ir iš tiesų pastebėtos tokios pagrindinės problemos, jog vis dėlto trūksta socialinių paslaugų teikimo į namus, jog trūksta ne tik seniorams, bet ir jaunimui užimtumo, labai trūksta žemos slenksčio paslaugų, labai trūksta socialinio verslumo, kas galėtų būti ir inovacija, ir teikiama kitaip. Tačiau yra gera žinia ta kėdainiečiams, jog kurie nespėjo sudalyvauti projektinių idėjų konkurso teikime, gera žinia ta, kad galės teikti visi kiti per kvietimus, dalyvauti visa visuomenė, kitos organizacijos ir subjektai. Šiai dienai dar sunku spręsti, kokie bus projektai mūsų strategijoje, tačiau kryptis jau yra aiškios, tai yra socialinės atskirties mažinimas, tai yra vietos gyventojų įtrauktis skatinama, numatomi veiklų projektai, galėtų būti paslaugų teikimo projektai socialiniai, taip pat jauno verslo projektai ir greičiausiai socialinio verslo projektai, kas yra šiame laikotarpyje naujiena. Tai va, o šiandieną pasidalinsim patirtimi. Labai džiaugiamės, kad atvažiavo Vidaus reikalų ministerija, organizuoja mums tokius mokymus. Ir tikimės labai, kad šių mokymų nauda bus tokia, jog kokybiškai parinksim strategiją ir gausim 1 milijoną eurų paramos Kėdainiuose, nes šiuo metu, šiame laikotarpyje yra įvestas sumos, tai yra nuo 500 000 iki 1 milijono, tai kėdainiečiai vėlgi sieksime tos maksimalios sumos, kaip seksis bus matyti, laikas parodys.